Sveiki, su jumis sveikinasi šiandien tinklalaidės Keičiam temą dalyvės, kūrėjos, coachingo specialistės Laura, Vaida ir aš Ernesta. Tai sveikos merginos, sveiki tie, kurie mūsų klauso. Sveiki, labas. Ir šiandien mes kalbėsime apie tokias situacijas, kurias tikiu yra tikrai nutikę bent vieną kartą kiekvienam iš mūsų, kai pagavome save sakant arba galvojant, kad turėčiau, privalau, reikėtų ir panašiai. Ir kartu su tuo įvardinimu tikiu, kad kiekvienas iš mūsų esam pajutę viduje tam tikrą pasipriešinimą, kažkokį lyg stabdymą, kažkokią atmetimo reakciją. Ir kaip taisyklė, visa tai būna palydima vidinių dvejonių, pasimetimo ir dažnai net nesuprantame, kas, kodėl ir kaip čia su mumis vyksta. Ir viena iš tokių priežasčių, kodėl tai būna, kodėl mes susiduriam tokiose situacijose, tai yra mūsų atliekami vaidmenys gyvenime arba rolės, kurias mes prisiemam. Ir tiems vaidmenims keliami tiek įgarsinti, tiek ir neįgarsinti lūkesčiai, galbūt tam tikros taisyklės. Ir šiandien mes kalbėsime būtent apie tai. Tai kviečiu pradėti diskusiją nuo klausimo, kaipgi tie mūsų atliekami vaidmenys arba rolės, ir matyt, mes šiandien žongliruosim tais dviem terminais, tiek vaidmenys, tiek rolės, kaip tie vaidmenys veikia lūkesčius ir taisyklės, kuriomis turėtų asmuo vadovauti savo gyvenime, o gal net ir atvirkščiai, galbūt tos taisyklės ir lūkesčiai daro įtaką mūsų atliekamoms rolėms ir vaidmenims. Tai kviečiu pasidalinti, Laura, Vaida, jūsų įžvalgomis ir mintimis. Man gal geriau suprantamas klausimas yra, kaip lūkesčiai ir taisyklės daro įtaką mūsų rolėms. Tai aš manau, kad natūraliai mes esame linkę turėti tam tikrus lūkesčius, kaip kas nors turi elgtis tam tikroje aplinkoje, ne? Ir tie lūkesčiai gali būti arba asmeniniai, arba sukaupti per patirtis. O sekant į tavo klausimą, kaip lūkesčiai ir taisyklės daro įtaką mūsų roliam, tai manau priklauso iš tikrųjų tiek, kiek mes atsižvelgiam į tas nerašytas ar rašytas kitų taisyklės ar lūkesčius ir kokius lūkesčius mes išsikeliam patys savo. Nes tas irgi gali labai skirtis, tarkim, kai aš ateinu į kokią nors įstaigą, aš labai visada turiu lūkestį, kad su manimi elgsis maloniai, ten man ką nors padės, atsakysi mano klausimus, nes lygiai tokį patį lūkestį aš keliu savo, kai žmogus ateina į mano darbo vietą ir manęs kažko klausia arba ten kažko domisi. Tai aš iš savo pusės norėčiau paminėti, kad mus apskritai įtakoja labai daug tiek socialinių, tiek kultūrinių mums iškeltų lūkesčių. Tai jeigu mes atsistojam į tėvų rolę, ar ne, jau automatiškai mes elgiamės kitaip. Jeigu mes atsistojam į vadovo rolę, mes vėl elgiamės kitaip. Ir taip pat prisijungdami prie bendruomenių, ar ne, tai lyg tai jos irgi turi savo tokias socialinės nustatytas normas, pagal kurias mes turime elgtis. Ir teisingai sutinku, Laura, su tavim, kaip tu paminėjai, ar ne, kiek mes patys tas normas prisiimam. Tai kartais tų normų nebūna, bet mes jas įsivaizduojam, ar ne, mes jas atsinešam iš kitų. Ir tas labai pasistebi taip pat einant iš organizacijos į organizaciją. Ne? Tai kai mes atsinešam tuos įpročius arba elgiamės taip, kaip mūsų reikalavo elgtis praeitoje organizacijoje arba pagal tas jų normas, bet šitoje mes randame visiškai ne taip. Ir aš dar kažkaip tai pagalvoju apie tos žmonės, kurie yra stiprūs ir tiesiog išlieka savimi, kurie sugeba išlikti savimi ir nelabai paiso tų socialinių normų, bet kartu atsineša tas vertybės, su kuriomis jas tuose socialiniuose, ar tai sluoksniuose, ar tai kas ten bebūtų, ar ne, priima tokius, kokie jie yra. Aš gal dar, Vaida, pratęsiant tavo mintį, jeigu galima, apie tą buvimą savimi visai nesenai. Išgirdau mintį, kuri labai surezonavo, gal galvojant apie mūsų ateinantį laidos įrašą, bet iš esmės labai teisingai yra apie tai, kad būti autentišku žmogumi yra sunku.
Tik labai retai mes įsivardiname tą, kad tai yra sunku, nes jeigu taip apsižvalgytume po tas žinutes, kurios yra mum prieinamos, ar ne, visi mus kviečia, visi drąsina, būk autentiškas, surask save, vadovaukis savo vertybėmis, bet būti autentišku yra sudėtinga, todėl kad tada tu turi atsirinkti, kurios taisyklės yra tavo, kurios ne tavo, kuriom tu atstovausi, kuriom tu vadovausiesi, kuriom tu pasakysi ne ir nubrėši ribas. Ir dažnai buvimas autentišku mažina mūsų draugų ratą arba ryšių ratą, nes mes tampam nepatogus, jeigu mes renkame save ir savo autentiškumą. Tai va čia dar šiek tiek atliepiant tai, kad tu pasidalinai. Ir galvoju, kad mes dar diskutuodamas galim paliesti ir tą antrą klausimo dalį, ar lūkesčiai ir taisyklės daro įtaką mūsų rolėms. Ir aš asmeniškai manau, kad būna tokių situacijų, kai mes numanome, kokie lūkesčiai arba kokiamis taisyklėmis turime vadovautis tam tikroje roliai ir tos rolės net neišbandę atsisako. Pavyzdžiui, turime įsivaizdavimą, kokiomis taisyklėmis turėtų vadovautis žmogus, užimantis vadovo poziciją. Ir mums tai atrodo taip baisu arba taip svetima, kad mes net atsisakome būti šitoje rolėje, net nepabandę į ją atnešti savo matymo ir savo kampo. Ir čia labai daug kas priklauso nuo to, ar tu sąmoningai priėmei tą sprendimą, bet net, sakykime, tapti mama, tapti vadovu, ar ne, jeigu imti tas tokias skirtingas gal visiškai sritis, bet netgi sąmoningai priėmus sprendimą vis tiek nėra lengva, tiesiog išsilaikyti tose rolėse, ar ne, arba būti tuo, kuo iš tavęs reikalauja visuomenė, arba ko tu galvoji, ko iš tavęs reikalauja visuomenė. Tai man dar čia labai tokia mintis kilo, žinai, kad labai netgi matosi ant žmonių, ar ne, kurie eina per gyvenimą ir jie yra pikti, ar ne, kad turi vaikų, arba kad ten yra vadovai, kad jiem visą laiką ant galvos nuleidžia šiukšlės ir kažkas panašiai, ar ne, kad jie kaip ir prisėmė tą rolę, bet jie, ten kitur kažkur yra nelaimingi, ar ne, nes negali tilpti į tas normas, arba jie tiesiog nemoka susitvarkyti su tom numanomom normom arba esamom normom. Ir aš kažkaip pagalvoju apie tą patį, ar ne, kaip ir vadovas, jisai yra labai vienišas, nes tai yra iš tikrųjų labai vieniša profesija, ar ne, nes ką galbūt savo leidžia pavaldinys, tai vadovas, jisai yra pavyzdys, kaip jau ten bebūtų, ar ne. Ir jeigu jisai kažko atsisako dėl savo pasirinkimo būti vadovu, tai, tai irgi gali jį paveikti. Ir ilgainiui jisai nebus laimingas. Tai čia irgi darbas su savimi yra, ar ne, toksai nemažas. Aš sakyčiau, žinai, čia ir darbas su savim, ir darbas su kitais, matyt, įsivardina, kaip aš matau tą rolę, kurią aš einu, ne? Paimkim tą patį vadovo pavyzdį. Jeigu yra kažkokie lūkesčiai man, tai prasidirbti su savim, kiek man tai priimtina, kur galima daryti pokytį ir tada susitarti su tais, kurie tą lūkestį lyg deleguojam. Ir galvoju, mes šitaip pereiname link to, kad ką daryti, kai jau žinom lūkestį, žinom taisyklės, ką daryti su jomis susidūrus, kai šiek tiek jos gal mums patiems yra svetimos, šiek tiek gal kelia tą minėtą pasipriešinimą, ką čia su jom daryti, kovoti, bėgti nuo jų, kažkaip priimti ar praignoruoti. Kokios čia galimos strategijos, kaip jūs galvojate? Aš dar, Ernesta, truputėlį noriu pagrįžti prie pirmo klausimo, nes dar man galvoje sukasi vienas kampas. Tai yra kampas iš to, kad kai mes esame tam tikroje rolėje, ar ne, ten imam tą pavyzdį vadovų, bet, tarkim, yra kažkokie hobiai, kiti dalykai. Ir aš pati asmeniškai esu susidūrus su ta dilema, kad bet aš esu tam tikroje rolėje ir, galbūt man netinka ten tapyti, arba man netinka eiti šokti, arba man netinka kaip hobis ten, nežinau, kažkokie karate ar kickbokso užsiėmimai, nes, tarkim, kad ir tas pats yra, tai yra nemoteriška, tarkim, ar ne? Tai tiesiog norėjau pridėti šitą kampą. Geras kampas yra, kad buvimas moterim arba vyru irgi yra tam tikra rolė, kuriai irgi yra tam tikri lūkesčiai. Ir kaip ten vyksta dalykai, nes,
jau taip leisiu savo pasakyti, mūsų karta, mes užaugom su labai aiškiam taisyklėm, ką daro berniukai, ką daro mergaitės, ko nedaro berniukai, ko nedaro mergaitės. Ir lakstyti, karstytis, žaisti ar susimušti kieme, tai tai buvo labai nemergaitiška. Ir argumentas mūsų auginant buvo ne tai, kad tu, nežinau, įskaudini, užgauni kitą žmogų ar ten dar kažkas, bet nes tu mergaitė. Arba berniukui neverki. Tai irgi yra tam tikra rolė ir jai adresuojami lūkesčiai jo. Ir hobių tema labai gera, bet Vaida, matyt, irgi kažką norėjai atliepti, ar ne? Ne, tik tai sėdžiu šypsos ir galvoju, ar čia būtent ta rolė, kai tu nepasirinksi, ar ne, ar tu berniukas, ar tu mergaitė. Tai čia jau tik tai reikia būti stipriam, man atrodo, tai jeigu tu nori, būdama mergaitė, eiti ir lankyti dziudo, arba ten, nežinau, kažkokia ten vyriška sporto šaka, ar ne, tai jau tada reikia būti stipriai ir turėti stiprų tą palaikymą, galbūt net išorinį, ar iš tėvų, ar iš kažkur tai, ne. Na tai čia turbūt jau vis tiek atvažiuojam prie Ernestos to klausimo, ką vis dėlto daryti, kai yra primestos tokios taisyklės, kaip įsivardinti, gal ne primestos, bet tiesiog yra tam tikros taisyklės ir ką tada su jom daryti. Tai vėlgi manau, kad priklauso nuo vidaus, kaip pats žmogus, kiek nori būti autentiškas ir kiek jis turi tame, kaip ir kalbėjom, stiprybės, ar ne? Nes ir iš istorijos mes turbūt žinom nemažai ir moterų tų pačių, kurios laužė taisyklės nešiodamos kelnes, ar ne? Laužė taisyklės norėdamos balsuoti ir taip pat dar vis kovoja už ten vienodą darbo atlygį ir taip toliau. Tai manau, kad tuos pasirinkimus mums labai įtakoja aplinka ir tai, kaip mes patys galbūt norim arba mokam save išreikšti, nes gali prisitaikyti, jeigu tas yra, kaip pakankamai patogu arba tu nežinai kito būdo, gali eiti kovoti dėl vengimo, nežinau, gal čia sunkiau truputėlį kažkaip tai ignoruoti ar išvengti tų visų normų. Man dažnai ignoravimas tai daugiau yra apie tą pasyvią agresiją, kur lyg ir priėmi, bet patilom sabotuoji dalykus, bet ir neįvardini, kad čia ne tau, ar ne? Čia turbūt blogiausias toks variantas, kai kenti tyliai ir tą tokią nepasitenkinimą dar turbūt išreiški ir per aplinkui. Ir visas tas, ką jūs vardinate, iš tikrųjų yra ir darbas su savim, ar ne? Tai aš tai pradėčiau nuo savirefleksijos, pasižiūrint giliau truputėlį, ar ne, tai kas aš esu, kaip man tai yra svarbu ir kaip tai mane atliepia, ar ne, ir koks yra tas mano pasirinkimas. Tai čia jau eina tas toksai prioritetų nusistatymas, kas yra man prioritetai, ar ne, su kuo aš noriu gyventi. Tada galbūt irgi persižiūrėti tas taisyklės, kokios yra mano taisyklės ir arba jas praplėsti, arba jas iš vis nuimti, ar ne, kad neapsiriboti. Ir lūkesčių nusistatymas, tai kokie yra mano lūkesčiai, ne, į ateitį pasižiūrėti truputėlį, kiek man tai yra svarbu ir kiek ilgai aš galiu su tuo gyventi, ar ne, tai jeigu aš sakau, kad gerai, iki tos dienos, tai galbūt iki tos dienos, o jeigu tie lūkesčiai neišsipildo, tada vėl gal juos persižiūrėti. Aš dar pridėčiau prie to, ką jūs įvardinot, tokius du gal, sakyčiau, kampus, ar ne? Vienas, kartais būna tų situacijų, tų taisyklių, kurių mes baisiai pakeisti negalim ir atsisakyti negalim, nes galbūt ta rolė, kurią norim prisimti, eina kartu su tomis taisyklėmis ir tai neatsiejami dalykai. Tai aš sakyčiau, tokiu atveju labai gerai veikia pagalvoti iš tos perspektyvos, kad taisyklė yra tokia, bet kaip aš ją galiu traktuoti, kaip aš ją galiu įprasminti, kad jinai atspindėtų mane ir mano vertybės. Aš pati savo patirtį esu turėjus situaciją, kai darbiniai srityje, ar ne, kai reikia įgyvendinti tam tikrą iniciatyvą, kuriai galbūt aš pati nebaisiai pritariu, matau kitaip, ar ne, bet žinau, kad tiesiog tą reikia padaryti, ne, nes toks yra bendras jau platesnio masto susitarimas, tai tikrai ieškojau būdų, kad, o kas man būtų prasmė, kaip
kaip turėtų skambėti, ar ne, arba kas turėtų vykti, kad man tai būtų prasminga. Ir tada ieškoti tų sąlyčio taškų per savo prasmės kampą, tiesiog priimant taisyklę ir tam tikras žaidimo taisyklės. Ar ne, čia kaip kokį stalo žaidimą žaidžia. Taisyklės bendros, bet strateguoti galim kiekvienas savaip, ar ne. Tai šitas kampas, o kitas kampas, apie tą buvimą autentiškų ir tą drąsos ir stiprybės kiekį, kurį reikia. Aš sakyčiau, galima bandyti pasimatuoti mažesnėse imtyse, mažesniais žingsniukus, ar ne, atstovėti tą savo autentiškumą ir savas taisyklės. Labai gerai nuskambėjo, žinai, tai po truputėlį, tai plėsti tą komforto zoną, ar ne, ir tiesiog, prisipratinti, ar ne, save vienoj zonai ir tada ją plėsti, kaip ir išeimate iš dėžės. Aš dažnai dabar, kol tu papildai, dar atėjo tas toks realaus gyvenimo atvejis. Bus taip, kad teks pasakyti, kad tos taisyklės ne man. Nes mes vieni kitiems norim formuojam lūkesčius ir kartais gali sustoti į akistatą, pasakyti, kad girdžiu, ko tu iš manęs tikiesi, bet mano ar ne suvokime yra šitaip. Tai arba susitarkim, kur tie suvokimai yra, arba kartais gali tekti labai aiškiai ir tvirtai nubrėžti tą ribą. Ne visos situacijos bus, kur po truputį, ten žinai, kažkaip apžaidžiant nuo savęs. Kartais tenka atstovėti savo tiesas ir taisyklės. Čia man labai primena Ernestą augimą, ar ne, kai žmogus pasirenka tam, jisai keičia pobūdį savo veiklos, ar ne visiškai, ar tai išeina iš organizacinio darbo, arba ten pradeda kažkokią ypatingai savo veiklą, ar ne, ir kai visi sako, tai ką jisai ar jinai čia daro, tai jau čia yra katastrofa, čia kritimas yra, garantuotas, ar ne? Ir tada žmogus jisai po truputėlį eina, daro ir tada jau žmonės pakeičia tą matymo kampą ir sako, aha, žiūrėk, va jam tai pasisekė, jisai tai padarė, jam tai pavyko, ar ne? Ir tada jau iš to, žinai, kad jisai tenai, padarė blogą sprendimą ir nieko jam čia neišeis, tada jinai tokį, jisai tai šaunuolis, jisai tai nepasidavė, ar ne? Tai čia irgi tas toksai ribos plėtimas, ar ne, tas ėjimas ir tiesiog nepasidavimas. Aš dar norėčiau tai pridurti iš kitos pusės, kad gerai yra plėsti tas ribas, gerai jas yra iš naujo atrasti ir nubrėžti. Ir taip pat aš manau, kad yra protinga pasirinkti kovas. Ta prasme, kiek iš tikrųjų tau tas kainuoja ir kiek tas yra svarbu ir galbūt kiek toje kovoje prarasti savo vidinės ramybės. Tai manau, kad tą reikėtų tikrai irgi apsvarstyti prieš imantis veiksmų arba veiksmų metu, nes kartais pradėti galbūt visai nieko, bet tu nežinai, kokį pokytį ir kokių reakcijų tu sulauksi. Tai išlikti sąmoningume to proceso metu ir suprasti, kada jau pereinam, tarkim, iš ribų brėžimo į kažkokį savotišką karą. Ir žinai, Laura, kai tu paminėjai kovas, tai aš galvoju, gal žmogus tada ne ten eina, nes tai neturėtų būti apie kovą. Žinai, tas pats, kai tu pradedi daryti iš meilės, tada eina visiškai kitaip, ar ne? Tai čia vėlgi, prieš pradedant, man tas toksai, norėtųsi pasakyti tam žmogui, jeigu eina per kovą, tai ne, tada reikia tiesiog pasižiūrėti savyje giliau, ar ne, prasidirbti su savim ir eiti iš meilės. Dabar, kai tu, Laura Vaida, vardinai eiti iš meilės, man tada dažnai kilo klausimas, eiti iš meilės kam? Savo ar kitiem, bet čia gal dar papildyčiau klausimą, ar ne, apie tas taisyklės, išlaikant mūsų fokusą į šiandienos temą. Ar yra kažkokie tai skirtumai apie tai, kaip mes jas priemam, kaip mes su jom dirbam, kaip mes tas taisyklės ir lūkesčius gaunam iš kitų ir kaip patys savo juos formuojam? Atlikdami tam tikrą rolę, ne? Mes vis dar kalbam apie tam tikras rolės ir vaidmenis. Aš tai esu tikra, kad mus veikia skirtingai, ar ne, ypatingai jeigu mes gaunam tas taisyklės iš kitų ir tie žmonės mums pateikia jas kaip ultimatumą, ar ne, kad jeigu tu nesielgsi taip, tai tu nebūsi ten toks ir anoks, ar ne. Ir tada gaunas atmetimas, nes bet koks kišimas, ar ne, jį reakcija yra atmetimas. Į bet kokį kišimą, į bet kokį brukimą, ar ne, yra atmetimas ir nuo jo bėgimas.
Ir jeigu imti save, na, tada, man atrodo, jeigu pats savo bruki, ar ne, ir nesusidėlioji, ko tu labiau nori nežinau, iš tos pozicijos, iš to gyvenimo, kurį eini, tai tada gaunasi tokia, kaip eini ir per gėdą, ir per kaltę galbūt. Ir čia vėlgi, žinai, taip jeigu stebint žodyną, atsiranda terminas bruki. Ar ne, jau savo bruki, aš grįšiu prie to tavo prieš tai buvusią patarimą, jeigu bruki, tai permąstyk, kažkur ne ten bruki matyti. Jo, ir aš dar Vaida noriu, vis tiek nesusilaikysiu, tai noriu pagrįžti truputėlį irgi prie tos meilės, ėjimo su meilė. Aš ten pritariu iš esmės, bet tiesiog, tai jeigu, tarkim, yra brukamos tos taisyklės, ar ne, kažkas ten tau sako, tu darai taip, arba ten tu ne, tai kaip, nes aš tada matau, kaip galbūt ėjimą į konfliktą, jeigu tu nori atstovėti save ir nenusileisti, tai kaip tada būtų tas ėjimas iš meilės? Per įsigryninimą, nes vadinasi, tu kažko dar nežinai, jeigu kažkas tau, dar vis kainuoja, ta prasme vis ateina su atmetimu, ar ne, tai vadinasi, kažko tu ten dar neįsigrynai, nežinai ir nepriimai. Ir tai liečia tiek iš išorės nustatytas taisyklės, tiek iš vidaus, ar ne. Tau reikia tą sužinoti, tau reikia su to susigyventi, tau reikia tą priimti ir nuspręsti, ar tau tai yra priimtina, ar nėra priimtina. Tai yra, tu gali kovoti ilgai ir tu gali kovoti trumpiau. Ar ne? Nežiūrėk, tas pats, dabar gerai paimsiu coachingas, ar ne? Kaip pradėjau mokytis, aš dar kaip jauna specialistė, nieko nežinojau, ar ne? Ir man buvo sunku pasakyti, kad aš esu coachingo specialistė, ar ne? Ir man sunku buvo tą ištransliuoti ir man tas užtruko, ar ne? Bet per įsigrynimas jisai atėjo greičiau, ar ne? Kai aš galiu atsistoti ir pasakyti, aš esu coachingo specialistė, aš ten tikiu paslaugas, darau tą ir tą. Ir tas kelias jisai nebuvo lengvas, nes visi šitie komentarai ne iš aplinkinių, jie iš tikrųjų labai stabdė ir tai ėjo per skausmą. Bet kol aš neatsisėdau ir nesusidėliojau, kas aš esu apie ką ir ko aš noriu ateityje ir kiek tai man yra svarbu, man tai ėjo per skausmą. Labai gražus pavyzdys ir man atrodo labai iliustruoja tą statuso užimamos rolės ir lūkesčių jai kampą ir šiandienos temą, nes jeigu taip pratęsiant ar ne apie coachingo specialistų rolę, tu pasidalinai savo vidinę tą kelionę ir ten kokie lūkesčiai dėliojasi, bet aš gal tave papildą dar kitas kampas kalbant apie statusus ir rolės, tai yra, kai gaunam iš išorės, ką turi daryti ir ko neturi daryti coachingo specialistas, ar ne? Aš esu tokių įdomių gavus situacijų, kai susikeikiau netyčia. Ištiroj situacijoje ir aš susikeikiau ir man sako, bet taigi tu coachingo specialistė, kaip čia dabar? Taip, aš coachingo specialistė, bet dar mes ir žmogus ir ten nutinka dalykai. Lygiai taip pat kaip išorė, ar ne, turi lūkesti kartais, gal ir jūs susidurėt, kad jeigu tu coachingo specialistas, tai tu jau žinai, kaip ten tvarkytis visose situacijose ir tu jau nebeini spręsti savo reikalų. Tu jau viską turi išsisprendęs. Jo, toks nušvituolis, žinai. Ir dabar man kyla tokia mintis, kad bet kur, tiek kažką naujo pradedant, ar ne, mes galvojam, kad lūkesčiai yra tokie, bet tie lūkesčiai vis dar sukrenta, žinai, kaip e-mailai, žinai, ta prasme elektroniniai laiškai įdėžė, žinai, kiekvieną dieną vis koks nors lūkestis sukrenta, apie kurį tu nežinojai. Ir tą irgi reikia labai pereiti ir suvirškinti. Tai ir aš galvoju, tada kalbam apie lūkesčius, apie išorę, tą vidinį pasaulį, Laura, kodėl man čia Vaida norisi Laura vadinti, aš nesuprantu, aš atsiprašau. Tai Vaida, tu pasidalinai savo tuo vidinę kelionę ir veiksmais, šiekiais tokiais, tampant coachingo specialistą ir įgyjant daugiau to aiškumo. Ir man tai labai panašu į tą ugdomą pasitikėjimą savimi. Kaip jūs matot, tie lūkesčiai, susitvarkymas su jais, taisyklės, kokia čia yra sąsaja su pasitikėjimu savimi? Ar čia aš viena ją matau?
Manau, kad labai stipri yra šita sąsaja, nes kuo tu labiau žinai savo vertybės, žinai apie ką tu esi, žinai, kas tau yra svarbu, tiek tu labiau ir aišku pasitikė savimi. Ir iš kitos pusės tu mažiau esi linkęs pešiotis su visokiais kitų ten tais primestais, neprimestais lūkesčiais ir galbūt save mažiau engi ir mažiau savo užkrauni kažkokių nerealių lūkesčių ir susitikrini su realybė. Ir ką norėčiau tik tai pridurti, kad man atrodo pasitikėjimas auga su įgytomis žiniomis, su stiprėjančiu profesionalumu, ar ne, su savęs atradimu ir su pasigrinimas. Tai yra, jeigu aš tikrai žinau, kad aš to noriu, tai aš vis pakilsiu. Aš tai galvoju, kad tas pasitikėjimas savimi, man atrodo, turi tam tikrą koduotę savyje žodį tikėjimą. Tai tikėjimą savo tom taisyklėm, tikėjimą savo supratimu apie tai, kaip aš įsivaizduoju, kaip turėtų veikti mano pasaulis arba kaip aš turėčiau veikti šitoje rolėje. Tai man atrodo, kad tai yra labai stipri sąsaja tarp taisyklių, rolių ir pasitikėjimo savimi. Bet ką aš dar norėčiau paminėti šitoje vietoje, kad dažnai mes susijęjam tam tikrą statusą arba tam tikrą vaidmenį su pasitikėjimu savimi. Jeigu jau šalies prezidentas, tai 100% pasitikė savimi ir ten dar daugiau. Jei įmonės generalinis irgi, tai nežinau, gydytojas, ypatingai kviečia galbūt profesijas, kad tai yra pasitikėjimas savimi. Bet aš asmeniškai galvoju, kad pasitikėjimas savimi yra kaip raumuo, jisai yra treniruojamas ir jį treniruoti galima tik darant veiksmą. Tik pabandant vieną ar kitą dalyką, nebūtinai sėkmingai, bet leidžiant savo pabandyti, leidžiant savo įsivardinti, išsigryninti tam tikrus dalykus ir veikti pagal juos, išaugs pasitikėjimas savimi, nesvarbu apie kokią rolę mes kalbame. Tai va šitus norėjau dar dalykus įvardinti. Ir čia labai man tinka šita citata, kai sako, tai tavo sėkmė priklauso ne nuo to, kiek tu kartų kritai, bet nuo to, kiek tu kartų atsikėlai. Tai jeigu mes tikrai tikime ir tikrai norime kažko, tai reikia ieškoti būdų. Aš manau, kad, kai sako žmogus, viską išbandžiau, bet nepadariau. Tai vadinasi, dar ne viską išbandėjai. Galbūt reikia kažkokios ilgesnės pertraukos, ar ne, ir tą reikia pripažinti, tą reikia priimti ir tada vėl pakilti ir eiti. Nes jeigu tikrai norim, tai tos kelius randam. Ir man atrodo, kad tavo šitą citatą labai gražiai apibendrina ir rezimuoja tai, ką mes šiandien dalinomės. Tai ačiū, kad buvot šiame pokalbyje su manimi kartu. Ačiū tiem, kurie klausėtės mūsų. Baigiu galbūt šiandienos diskusiją su kvietimu išdrįsti, būti autentiškais visgi, ar ne, ir išbandyti save tose rolėse ir vaidmenyse, apie kuriuos galvojate, nes viskas yra įmanoma, viską galim padaryti, reikia tik žingsnis po žingsnio treniruotis. Tai šiandien tiek, iki kitų susiklausimų. Iki. Iki.